Sveiki žvėjai! Sveiki bičiuliai! Šį kartą su Sauliumi susitikom po ganėtinai ilgo laiko tarpo, kai žvejojom atskirai. Aš Norvegijoje, jis Švedijoje, jis Lietuvoje ir žodžiu nusprendėm šį kartą kartu pažvejoti lydekų, nes jos dabar kimba ir galvojom, kodėlgi nepažvejojus dar sykį lydekų, nes būtent gegužės mėnuo yra pats geriausias laikas šioms žuvims. Nu, važiuodami į priekį, kai visą laiką susiginčijom, kuris iš mūsų geresnis žvejys, kuris geresnis spiningautojas. Saulius čia pasako, kiek daug prigaudė lydekų ir kaip jis čia mane sudaužys. Nu, žodžiu, kai visą laiką nusprendėm surengti mini varžybas ir dabar reikia pažiūrėti, 13 laipsnių vandens temperatūra, taigi nusprendėm pasitikrinti tiek ant žuvies kiekio, tiek ir ant dydžio. Tai prasme, kas pagaus didesnę lydeką ir kas pagaus daugiau lydekų. Ir žiūrėsim, galbūt maudysimės abudu, o galbūt kuris nors vienas maudysis visiškai nuogas, lys į 13 laipsnių šiltumo vandenį ir būtent atidarys maudymosi sezoną. Na ir ne šiaip, kad murktelt reiks, o normaliai pasiturškenti, žodžiu, kad taip pasijaustų tas pralaimėjimo kartėlis. Nu ir veltui laiko negaištame, nes aš noriu kuo greičiau Emilį įstatyti į vandenį ir manau, kad jo lauksime ieškoti tos didžiosios lydekos mano. Na, aš aišku pasiruošęs masalą ir kaip matote, šiandien mūsų rankose yra vobleriai ir norime šiandien gaudyti būtent svičingavimo būdu. Pas Emilį naujas spiningas irgi nori protestuoti taip, kad pasileisim ne vien tik tais į varžytuves, tačiau ir į naujovių išbandymus. Savaime suprantama, aš pirmas įlindau į masalų dėžutę, kol Emilis, kaip visada, jis šiek tiek lėtesnis kuitėsi ir pačiupau patį kibiausią voblerį ir aš manau, kad jo šansai tirpsta. Neliko? Ne, reikia susirasti antrą pagal kibumą voblerį. Gerbėmiai žiūrovai, jūs norite pamatyti Emilį besiturškinti, gal netgi ir Adomo su kostiumu. Taip, mano mėgstamasis Marijos masalas visose ežeruose. Ar tai būtų skaidrus, ar drumstas, kažkaip tai mėgsta lydekos šitą atspalvį. Nu, lydeka tai pavadinimas tik tais. 0-1. Taip, 1-0, ne 0-1. Vienas pareina. Nu, panašaus dydžio, bet nieko, kol kas dėl skaičių. Mano dar sakyčiau ir didesnį. Nu čia žinai jau. To voblerio, kuris ir galvojau, kad turiu čia suveikti. Kartą žvejojom gana skaidriame ežere, matomumas kokie 3 praktiškai metrai ir renkamės žuklavietę netgi praktiškai žiūrėdami į vandenį.
matosi toks perėjimas tarp vietos, kur matosi dugnas ir paskui jau patamsėja vanduo nesimato. Ir taip išėjimas iš 2 maždaug į 4 metrus. Ir tokiose vietose stojame ir vat pirmieji kibimai būtent tenai ir buvo. Kągi tęsiam žvejybą toliau, kol kas rezultatas lygus, įtampa didėja, laikas eina, dar turėjom porą kibimų. Nerealizavom. Manau, kad Saulius šiandien išsimaudys pirmą kartą šiais metais. Pro šalį. Padarėme po 20 metimų, šitoje vietoje neatsiliepė lydeka, reikia keisti plotą. Ilgai vienoje vietoje neužsibūname, nes praktiškai iš pirmų metimų iš karto ir sureaguoja aktyvios lydekos. Tokia tvičingavimo technika, Emiliui kimba tik tokia smulki lydeka. Ai, muša mane! Atitruks, ryškiai atitruks. Nenoriu to Emiliui blogo linkėti, bet manau, kad šitą lydeka atitruks. Užforsavau įvykius. Ai, tu savo nevykėlis. Aha, nedaug liko, bet aš tokių klaidų nedarau kaip Saulius. Ir gerinu rezultatą iki 4-1. Valiukas tai šitas man labai patinka, aš tau pasakysiu. Labai. Vejuosi! Ačiū, ačiū. Nu, va, pirmai skaitinė lydeka. Ir manau, kad šiandien jinai kol kas didžiausia, taip kad didžiausio žuvies konkursą laimiu aš kol kas. Ir manau, kad čia mano tik tais pradžia dar. Taip, kad rezultatas 4-2 ar 3-2. 4-2. Vejasi. Šiandien mano rankose naujas įrankis, testuoju naują spinningą, tai yra Aiko Ranger 7 pėdų iki 28 gramų ir ant jo užrašyta, kad tai yra būtent spinningas skirtas žvejybai patraukimo metodu. Ant jo parašyta žodžiai Twitch. Tai yra ekonominės klasės spinningas ir šiandien pagavau juo tikrai nemažai lydekų. Galiu pasakyti, kad įspūdžiai patys puikiausi. Kaip matote, surinktas pagal visus šių laikinius reikalavimus. Lengva trumpa rankena, kas ypatingai svarbu, atliekant tuos patraukimo judesius.
Taipogi jau šiuolaikiški K formos žiedeliai, pakankamas jų skaičius ir pats blankas lengvas, jautrus ir jo akcija yra pati ta būtent žvejybai twitchingo metodų. Kompanijos Aikos pinigai ne per seniausiai pasirodė Lietuvos parduotuvėse. Mums pateko keletas jų į rankas testavimui ir patikrinimui ir artimiausiose savo laidose apie spiningavimą kalbėsim apie kitus modelius. Tačiau šiandien trumpai drūtai kalbant apie būtent šį Ranger twitchinginį modelį, atsiliepimai mano ir įspūdžiai tik tai patys geriausi. Rezultatas ant akių. Tešta mašta. Matai, žiūrėk, kaip užatakavo ir užsimetė, sukosi. Matai? Žiūrėk. Ajei. O, už šoną, matai. O jau galvau geras. Bet jau panašesnė vis tiek. Rezultatas ant akių lyginasi. Mano stambesnės, taip, šiek tiek lydekos. Na, bet tokios panašios. Nu, panašios. Bet, nu, dar didžiausias žuvies konkursas praktiškai aš laimiu truputėlį, bet čia labai manau, kad trumpam, nes bent kada Emilis gali jį pagerinti. Na, o man beliko pagauti vieną lydeką ir išlyginti rezultatą. Šiek tiek išlindo saulė, galvoju, reikia užtamsint woblerį. Tamsesnį tą uždėjau. Dar vieną. Kiek? 5-3. 5-3. O, jau kokia nedidelė. 5-4. Artėju. Artėju. Niekur tu nepabėgsi nuo manęs, gražuolį. Kol kas didžiosios žuvies konkursą laimiu aš. 5-4 rezultatas. Toj lyginsim rezultatą ir sversim. Ir Emilis pasirodys visų gražumu. Tau nebaisu? Opa. Tolstam. Tik pagazdink ir iškart pagauna. Tolstam. Nu, ačiū. Maža, bet varžybose tinka. Tai kažkoks nesusipratimas šiandieną. Truputėlį vyksta, gerbimieji žiūrovai. Kurie jau pamiršau skaičių. Dėjuosi, niekuris nepabėgs nuo manęs. Yra keli gaudymo būdai twitchingo metodu. Pirmas tai išsinkaravus ir antras, kaip mes dabar darome, kai nestiprus vėjas, tiesiog susirandi kraštą žolių, pasileidi ir lengvų dreifų nešant twitchingauji. Netgi kartais šitas metodas būna ir vaisingesnis negu stovint su inkaru, nes apgaudamas yra didesnis plotas ir tiesiog surenkamos aktyviausias pačios lydekos. Nu, va ant tų žodžių. 8. Kažkaip tai šiandien labai neteisingai viskas vyksta, nesuprantu kodėl.
Kaip tik aš manau teisingai. Kas keisčiausia, kad labai skirtingi masalai ir net nepasakyčiau, kad yra kažkoks favoritas. Vienintelis gal neteisingas dalykas, sakyčiau, tai yra žuvies dydis šiandien. Ja. O visa kita tai... Kibimai tai tikrai aktyvus, tos lydekos šiandien pirmą dienos pusę buvo šiek tiek apvangusios ir labai daug buvo tuščių kibimų, net 50% kažkur tai pagaudam, 50% nepasikirzdavo. Kas iš tikrųjų gaudant wobleris yra retas atvejis. Na, o įsidienojus išlindus saulei, lydekos matomai labiau mato, prašviesėjo jom akise ir praktiškai visi kibimai yra realizuojami. Jeigu kalbėti apie patį twitchingą, gaila, kad kalbininkai dar iki šiol nesugalvoja kažkokio lietuviško atitikmens, ar ne? Patraukimo būdu. Patraukimo būdu. Taigi kalbėti apie gaudymą patraukimo būdu, tai iš tikrųjų vienas iš patraukliausių žūklės būdų. Turiu omeny tą kibimo agresiją, lydeka, su kuria griebia, nes gaudant, žygaujant, vis tiek tas paleidi, tas tik toks kibimukas atsargesnis, paprastesnis. O ką rekomenduoju visiems išbandyti, kas nebandė, tikrai čiuliai nereikia kažkokių ypatingų įrankių ar įgūdžių kažkokių specialių. Aš pats gaudau 2-3 metai berods ir, kaip matot, kuo puikiausiai visas gaunasi. Nes ta agresija, su kuria lydeka griebia woblerį, traukiama patraukimo būdu, yra su nieko nepalyginama. Net to tokia nedidelė, iš tikrųjų, kai rauna, atrodo, išplėš tą spiningą iš rankų ir nusineš viską į vandenį. Na ir dar, aišku, kuo jautresnis ir lengvesnis įrankis, tuo yra daug smagiau pajausti tą smūgį ir tas smūgis dvigubai dar stipresnis atrodo. Jeigu jautrus įrankis, geras blankas, opa, ant tų žodžių. Šiandien gal geriau aš nešnekėsiu, patylėsiu, nes Emiliui per daug gerai sekasi, kai aš kalbu. Šiandien kartu su mumis į žvejybą prisijungė ir Deeper atstovai Rolandas su Aivaru. Ir vyrai kažką tai naujo turi mums pasakyti. Gal pats neaušinsiu burnos, Aivarai, ką jūs čia testuojat, bandot? Sveiki. Mes kaip tik šiandien testuojam naują Deeperio aplikacijos versiją 2.0, kuri iš tikrųjų turi pagrindinį tokį atnaujinimą, tai yra tų vadinamų žalių duomenų rodymą arba detalų skenavimą, kur matosi netgi augalai, matosi dugno struktūra, ar tai minkštas dugnas, ar tai kietas dugnas, be abejo matosi visos žuvys, viskas, kas yra vandenyje, visi atspindžiai. Iš tikrųjų dar taipogi testuojam naujus aksesuarus, kurie greitai pasirodys prekyboje, tai yra Deeperio pritvirtinimas prie valties, toks paprastas, lankstus, vadinamas giuznekas. Taipogi galima įsitvirtinti savo telefoną su patogiais laikikliais, kad būtų galima patogu išimti dėti. Kad nepamestumėt jį, be abejo naudokit waterproof, tą vadinamą dėklą, ar ne, kad negautų vandens telefonas. Aksesuarais apie tuos žalius duomenis. Pati aplikacija, ar ne, ta prasme, mes įdėjom šalia kairiai pusėje tokį nustatymų mygtuką, kur galėsit persijungti iš dabar buvusios paprasto vaizdavimo, basic mes jį užvadinom, į detalų vaizdavimą. Taipogi galima keisti jautrumą, sensitivity, galima reguliuoti ir junginėti tarp tų dviejų dažnių, nes yra 90 kHz ir 290 kHz dažniai. Priklausomai nuo to, kur žvejojat, kokiam gyliui, ką norit matyti. Ir dabar paprastam žmogui, kuris jau turi Deeperį įsigijęs ir turi tą senąją, vadinkim, versiją, kuri dabar jau bus atnaujinta, ką jam daryti? Jam reikia paprasčiausiai pasižiūrėti telefone, ar yra leidžiami atnaujinimai aplikacijų, ar ne, nes turėtų automatiškai pasiūlyti atsinaujinti. Arba gali nueiti į Google Play, tą vadinamą Android Market, kad pasižiūrėti, kokia ten yra Deeper aplikacijos versija ir ją parsisiųsti atsinaujinti. Tada automatiškai po to pradės atsirasti tas meniu punktas ir pradės rodyti tos žalius duomenis. Taigi Deeperis
sakyčiau, iš dar šiek tiek buvęs tokių žaisliukų, tampa dabar visiškai tokiu profesionaliu prietaisu, kuris tinkamas ir tokiem rimtiem žvejam, ar ne, Sauliau, kaip mes. Dar tais pridėsiu vieną tokį dalyką, kad iki šiol visi diperiai pozicionavo kaip po įrenginį, kurį galima naudoti nuo tiltelio, nuo kranto, einant kažkur palei upę. Tai mes norim sustiprinti, visiems paaiškinti tą panaudojimo kitą galimybę, kad jį galima puikiai naudoti ir nuo valties, kaip ir bet kurį kitą echolotą, tiesiog prisitvirtinat ir naudojat kaip bet kokį kitą brangų, pigų, gerą, užsienietišką ar kitokį, žinai, echolotą. Tai va, žinokit, kad nuo šiol su mūsų aksesuarais naujaisiais diperis bus dar patogesnis, jis bus galima naudoti iš valties, kaip bet kurį kitą echolotą. Labai smagu. Ačiū vyram už pristatytas naujienas ir kągi, bičiuliai, eikite į Google Play arba žiūrėkite į savo telefonų ekranus ir siųskitės atnaujintą versiją. O mes su Saulium, aš manau, išbandysim žvejodami tiek nuo kranto, tiek galbūt ir iš valties artimiausiose laidose. Muša, mane muša. Pamečiau jau skaičių. Įsidienojo, pasidarė labai karšta, na ir rezultatas tapo nepadorus. Nusprendėm baigti savo žūklę. Taigi, didžiausią žuvies konkursą, kaip visada, laimėjau aš. Na, ant skaičiaus šį kartą teko nusileisti didžiai tituluotam mano kompanionui, Emiliui Muliuoliui, 3-kart Nemuno taurės laimėtojui, Dainų dainelės laureatui ir visokių kitokių titulų turėtojui. Va. Tačiau turime abu išsimaudyti, nes Emilis pralaimėjo man, o aš pralaimėjau jam. Taip, Teks patikrinti pavasarinį vandenuką. Plaukiam užplaukti. Kaip matot, didelio entuzijazmo abu neblizgam. Nekrikštaujam iš laimės, kad čia primušėm daug lydekų. Nes laukia skaudžios ir šaltos maudynės. Kol plaukiam maudytis, norime atsisveikinti. Susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki! Ate.